Beradę einame į dar vieną labai autoritetingą vietą Gokarnoje. Čia yra pažymėta ta vieta, čia yra kalva ir šitoj vietoje yra vadinamasis Šyvos urvas. Šyvos urvas. Čia yra jų visų priimta kaip autoritetinga vieta. Niekas nesiginčija. Pakeliui šitą vietą yra dar labai įdomi vietelė. O matom, skaitasi čia Brahma padėjo savo kamandulą. Kamandula tai yra toksai rankoje nešamas indas, kaip ąsotėlis, kuriame laikomas vanduo, išminčiai laiko vandenį arba ten išmalda maisto pavidalu susideda. Visur yra sausa, kokius 6-7 mėnesius, bet šitoj vietoj yra visą laik vanduo. Matomai yra kažkoks požeminis telkinys, nežinau, bet visur kitur yra sausa. Tai čia yra va šita vieta, kur Brahma padėjo savo kamandulą. Einam dabar į urvą. Bus prastas bus apšvietimas, prastas bus vaizdas. Nieko čia jau nepadarysi. Su šito urvu susijęs Gokarnos pavadinimas. Skaitosi, tai bent jau rašo, kai Brahma norėjo kurt pasaulį, buvo jau ir Šyva apsireiškęs. Brahma norėjo Šyvai patikėti irgi dalį kūrimo. Šyva į patalą loką, į apatinės sistemas nukeliavo. Planetarinės atliktas kezė, kad įgauti jėgos kurt ir žinojimo. Brahma nesulaukęs Šyvos pradėjo kurti ir jisai kūrė pasaulį iš 3 gūnų - iš dorybės, aistros ir neišmanimo. Jisai sukūrė iš dorybės gūnos pusdievius, taip, iš neišmanimo demonus, žmonės aistroje. Kai Šyva tai sužinojo, labai pyko, nes Šyva norėjo viską iš dorybės kurti. Ir jisai skaitosi iš apatinių sistemų, su didelė jėga užsinorėjo keliauti pas Brahmą. Ir kažkaip tai apatinės planetarinės sistemos yra sujungtos su Žeme. Žemėje yra kanalai, kuriais galima nukeliauti į apatinės planetarinės sistemas, į demoniškus pasaulius. Ir Arjuna keliavo tokiais kanalais. Yra aprašyta Mahabharatai. Ir Šyva veržėsi iš apatinių sistemų ir žemė būdėvi pamatė, kad Šyva artėja ir kad Šyva sudaužys ją į gabalus. Jinai apsireiškė prieš Šyvą ir sako, aš esu moteris, aš esu nekalta, aš nieko tau nepadariau, patausok žemę, numaldyk savo pyktį, nes Šyva labai pyko ant Brahmos, jis norėjo pas Brahmą nukeliauti. Ir jisai tada sumažino greitį ir jisai per šitą vietą, skaitosi, išėjo iš žemės. Per šitą urvą ir ne čia jis išėjo, per urvo angą, bet čia yra tokia vieta, aš tik tais pro ją neįkrisčiau. Va. Čia mes einam virš urvo. Va.
Čia rūksta dūmai, matomai kažkas jagė dar arba smilkalus kuria. Va jis per šitą vietą, kuri primena, matom, primena karvės ausį. Jis per šitą vietą, sumažinę savo formą, išėjo iš žemės ir keliavo toliau. Va. Tai sanskritu karvės ausis vadinasi karna. Go yra du pavadinimai – karvė arba žemė. Ir Šiva sako, nuo šiol šita vieta vadinsis Go karna. Tu esi žemė, go, o karna yra ausis. Tai yra vieta, kada iš žemės pro karvės tarsi ausį išėjo Šiva. Tai ta vieta vadinasi Go karna. Go yra žemė, o karna karvutės ausis. Čia būna saulė šviečia tiesiai į urvą. Dabar mes eisim į patį urvą. Čia būna per šventės pastato kopėčias ir visi lipa pro tą urvą. Neatsimenu per kokią šventę, gal Šivaratri. Tai dėl šitos vietos niekas nesiginčia. Urvas yra urvas, karvės ausis yra karvės ausis. Ir tai yra milijonų metų senumo vieta. Ir čia tam urve galima ateiti, medituoti. Yra didelė tyla, labai didelė tyla tenais. Ir va. Nu gerai, bandom kažką čia daryti, jungsiu gal švieselę, kažkaip pafilmuosiu tą urvą. Yra labai labai faina šitą urvę. Dabar tamsioji dalis. People like it more today, but I was a professional music, and ABBA, no, ABBA is no good. No good. Yeah, that was in the 70s. Yes. Va čia yra jagė. Yeah, okay, we accept ABBA and it's like this. Ir va čia yra ta ausis karvės. O pro šitą vietą išėjo Šiva. Namaste. Čia yra mažytė Šivas dievybė. Čia visą laiką galima ateiti, pamedituoti. Va, padėtas yra kilimėlis, jagė. Ir įtariu, kad čia yra vėsiau. Žymiai vėsiau negu įprastai. Dar kartą nufilmuosiu šitą ausį. Tokia forma. O matom, kaip karvės ausis. Čia dar yra, tamsoj nesimato, bet yra keletas urvų vedančių kažkur tai tolyn. Urvas yra visai nemažas, gal kokie 20-30 metrų gylio. Ir manau, kad čia nuo neatmenamų laikų medituodavo šitame urve. Nes yra žinoma visiems, kad tas urvas
yra Šivos urvas. Pro čia Šiva išėjo iš žemės. Turbūt į šitą urvą atėjo irgi per kažkokius tai žemės kanalus. Va. Tai va tokia mistinė Tago Karna. Ir čia va tokios vietos. Jos jau ne 5000 metų istorijos turi, bet čia yra milijonai metų. Ir kas dar gerai, kad čia kol kas komercija nepadaryta, gali sėdėti medituoti. Į Šivą, į Radha Krišną. Labai gera atmosfera ir labai gera energetika. Tai va, Jai Shri Radha.